Labas, Liepa. Labas. Kaip nuotaikas? Labai geras. Mačiau vakar buvau pasiruošime festivalio. Taip. Šiandien irgi atėjai viena iš pirmųjų. Tai neišsigandai vakar pasiruošimo, viskas gerai? Ne, kaip tik labiau paskatino šiandien dar ateiti ir tikrai tiesiog tik į gerą toks pasiruošimas susipažinau. Supratau. Kaip sužinojai apie savanorystę Dudu bendrabutis? Apie savanorystę sužinojau per Tamo. Buvo atsiųstas laiškas, kad toj programoj galima susirasti savanorystės ir ieškojau, kur savanoriauti šiais metais. Ir kaip tik radau jūs. Labai gerai, labai smagu. Šiaip aš savanoriauju daug. Taip, visai daug. Su savanoriavus maisto banke kelis kartus, Sirme būna nueinu, tada visokiuose renginiuose, kaip Komikone ir šiaip šaunu prieglaudai. Supratau, labai fainai, aš visada su savo pusėsere mažai, jinai labai myli šuniukus ir vedėja neturi vieną, tai mes irgi važiuojam visada pavedžioti juos. Tai va, ką manai, ką tau reiškia savanorystė? Savanorystė kaip pagalba kitiems iš geros širdies, be jokio atlygio, kas man yra labai gražus gestas, bent jau iš mano pusės. Ir tai kaip ir savęs mokymas savarankiškai, kas labai ugdo ir aš manau labai prisidės prie mano CV rezume, kai dar aš nepatyrus neturiu darbo, tai gal kaip pirmi žingsniai. Aš irgi turiu naują darbą, patekau čia į Dudu bendrabutis dirbu ir jokios darbo patirties neturiu, tik savanorystės. Tai aš galiu tau pasakyti tikrai, kad savanoriavimas padės papildyti CV. Tai va, o ar tarp savo bendraamžių turiu daug žmonių, kurie savanoriauja? Taip, dabar, kai mokyklose yra nustatytas tas limitas, spėjau, kad žmonės, bent jau mano rate, vis tiek daugiau savanoriauja, nes jeigu nustatyta 20 valandų, mažiausiai po 40 visi surinka, nes tikrai geros veiklos yra siūlomas. Labai smagu. Kalbė apie socialinės valandas. Ar turėjai kažkokių sunkumų susiduriant su jomis? Ne, tiesą sakant, visi vedėjai arba rengėjai, koordinatoriai labai gerai pasirūpina tais dalykais ir atsiunčia visas socialinės valandas kaip sutarta. Super. Ir yra dabar toks modelis, kad kai kurios mokyklos prašo įtraukti trečią šalį. Ką tai reiškia? Kad kai kurios mokyklos leidžia mokiniams padėti užsidirbti socialinės valandas pačių mokyklai, o kai kurios mokyklos neleidžia užsidirbti socialinės valandas mokyklai ir turi iš kažkur kitur, iš kitos organizacijos, iš kitos, kaip sakai, maisto banko ir panašiai. Ar gali papasakoti, kaip pas jūs mokykloje yra? Ar jums tinka, ar galit mokyklai gauti socialinių valandų, ar jums reikia kažkur kitur savanoriauti? Na, kaip ir sakiau, yra limitas 20 valandų minimumas ir mokyklose galima rinkti, jeigu būna koks pasiruošimas prieš šventes, pavyzdžiui, Kalėdos, Velykos, žinoma, papuošimai kabinami, daromi, tada labai kviečiama dalyvauti pasiruošime ir rinkti socialinės valandas mokykloje. Super, aš daugiau tavęs nekankinsiu, viskas, ačiū tau labai, gražios dienos.